Atminkite, tai, kuo tikite, tampa tiesa. Suvokite pagrindinę taisyklę. Jūsų gyvenime vyks tai, kuo tikite. Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Primenu Fordo frazę. Ar tikėsite savimi, ar netikėsite, abiem atvejais būsite teisūs. Todėl, kai renkatės, kuo tikėti, ar tai būtų jūsų mintis apie save, ar informacija apie kitus žmonės, gal likimą, gyvenimo prasme, nereaguokite autopilotu. Visada klauskite savęs, ar aš iš tikrųjų noriu taip galvoti apie save, ar man tai padeda gyvenime, o gal priešingai trukdo. Klauskite savęs, ar tikrai noriu, kad mano pasaulis atrodytų taip, kaip dabar galvoju. Nes tie nesuvokti automatiniai pasirinkimai valdo mūsų gyvenimą. Todėl sakau, būkite dėmesingi tam, kuo renkatės tikėti. Dar daugiau, būkite dosnus ir geranoriški savo. Rinkitės tą pasaulį, kuriame matote daug galimybių. Rinkitės tikėti tuo, kas jūs augina, kas sujungia jūs su jūsų galimybėmis, kad gyventumėte taip, kaip norite ir jaustumėtės turintys įtako savo gyvenimui. Patikėkite, galima išmokti rinktis, kuo tikėti, ir tai priklauso tik nuo jūsų pačių. Netimkite iš savęs teisės nuo šiol patiems kurti savo gyvenimą, tokį, kokio savo linkite.